Sveiki, mėly draugai. Nu ką, atrodo, šiandien bus ypatinga diena. Kaip sakant, ir į mūsų gatvę atėjo šventė. Problema, kurią iškėlėm prieš 2 savaitės apie siaubingą elektros tinklų biurokratinį aparatą, atrodo, šiandien sprendžiasi. Sprendžiasi ne visa problema, bet jos maža dalelė, kurią turim čia pas mus kaime, tą mini Bangladešą Lietuvos Respublikoje. Pažiūrėkit, čia yra veikianti elektros instaliacija. Tai eina į veikiantį, va šitos stulpų teka elektros energija, priklauso ESO šitie stulpai. Viskas, kaip sakant, legalu, oficialu. Žinot, šita visa istorija prasidėjo prieš kokius 2-3 mėnesius, kai mes sugalvojom, kad reikia pasigražinti sodybą, padaryti ją mažiau panašiai Bangladešą ar Indijos kaimą, kur kabo kažkokie laidai virš galvos. Sutvarkyti visą tai galėtų praktiškai kiekvienas. Ko reikia? Atjungti elektrą, pasimti kopečias, pasimti žirklės ir nukirpti laidus. Tačiau ESO to padaryti neleidžia. Tol, kol jiem nebus sumokėta už laidų nukirpimą 1000 eurų. Istorijos visa vinis kame yra, kad Tadas negali šitų laidų nukirpti. Mes teikiam projektą vieną įmoniai, ta įmonė dapildo kitą įmoniai, tada nusinčiat kitą įmoniai. Ant šito mano projekto, va šito laidų dirbs maždaug 5 etatai. Iki kol bus nukirpti laidai, tai čia iš vis gali praeit metai. Jie gali kainas pasakyti, kad bus, pavyzdžiui, nuo rytojaus nebe 40 eurų už paraišką. Gali būti 100 eurų, 200 eurų. Ir susidūrėm su tokiu biurokratiniu aparatu, apie kurį net neįtarėm, kad jis gali egzistuoti. Nu, čia gyveni, mūsų krašte pažįsti ir tuos valdininkus vietinius, ir seniūnijoje, ir savivaldybėje, viskas tvarkoja, atrodo, savi žmonės. Bet kuo lipi aukščiau, tuo įdomiau darosi. Tai elektros tinklų visas aparatas, jis yra atsitvėręs keliom eilėm tarpininkų. Ir tu iš tikrųjų, kaip paprastas žmogelis, šiandien dienai turi galimybę bendrauti su mergelėm iš telefoninio centro, ant kurių, žinot, net kažkaip ir pykt nesinori. Nu, supranti, kad jos kitų variantų neturi, jos turi skriptą, kurį turi pasakyti ir jos daugiau nesprendžia nieko. O prieiti paprastam žmogui kitų, kurie turi sprendimo teisę, praktiškai šiandien yra neįmanoma. Nu, kaip ten bebūtų, šiandien pas mus didžiuliai pokyčiai. Šitą viską, jeigu galit, numeskit lauk. O jo nereikia. Jisai nieko, mes jau yra nuvesta po žemę linija. Viską, mums čia iš stulpo nieko nebereikia. Aišku, žmonės dabar, kurie atvažiavo daryti tvarką pas mūsų sodybą, jie su ESO nelabai daug ką bendro turi, tai yra tiesiog rangovai, nusamdyti, atlikti darbus. Jiems jokių priekaištų, bet einam vis tiek pavadovauti, kaip jie darys pas mus tvarką. Čia anksčiau buvo, kad atėjo elektra į dėžę, atgal į stulpą ir tada į namus. Mes užlipti negalim nusimto laido, jis nereikalingas. Bet vienas nereikalingas, jūs maitinatės, tai va šito. Šitas, kas eina ant stulpo, reikalingas, jo, bet vat, į šitą, kas eina dėžę, nereikalinga iš vis nieko. Čia jis ateina nuo viršaus į dėžę ir po žemę į namus. Praėjo iš tikrųjų tai vos kelios savaitės, kiek čia, 2,5 savaitės po mūsų praėjusio reportažo parodymo ir viskas sprendžiasi. Aišku, gal būtų sprendęs ir be šito reportažo, nors man įtarimas toks, kad... Kaip žinot, anksčiau būdavo televizija padėt gali atvažiavus. Tai dabar jau ir tie socialiniai tinklai, ačiū Dievui, nu, atrodo, kad veikia. Nu, gal ir planuota ir savaime čia viskas atsitiko, nereik čia savo prisimti nuopelnų ir laurų, kad čia atseit mes paviešinę šitą situaciją čia išsprendėm. Gal ir patys būtų atvažiavę tie vyrai ir nuėmę tos laidus nuo stulpo. Kaip matot, va dabar mums yra nuimami laidai nuo šito stulpo.
Tai būtent tai, ko mes negalėjom pasidaryti patys. Tai reiškia, fiziškai buvo negalima užlipti ant to stulpo, nes ten tekėjo elektra. Užlipti kaip ir galima buvo fiziškai, bet sakyčiau, pavojingai ir mus labai atkalbinėjo mergaitė iš elektros tinklų informacinės tarnybos, sakė, jokių būdų nelipkite ten į viršų, nes ten teka elektros savėjus nutrenks. Tai gali atlikti tik tais autorizuota įmonė, tik tai specialistas. Tai mes ant elektros stulpo nelipam, užsilipo vyrai, tikiuosi viskas bus gerai, atkabins mum ir neturėsim problemų. Aišku, visus darbus, apart šito atkabinimo, galėjom pasidaryti puikiausiai ir patys. Kiek čia vien už šitą darbą 1000 eurų susimokėti teko. Bet teko tai teko. Uždirbami tie visi pinigai, bet galų gale. Gražus dangus bus, darbas padarytas ir rami galva. Matai, aš galvoju, jie įbetonuoti kažkaip į žemę kišti. Anksčiau gatvių apšvietimo stulpus betonuodavo. Ai, ta prasme, apšvietimui betonuodavo šitos ne? Aš tai žinot, aš asmeniškai tai nelabai tikėjausi, kad stulpas yra traukiamas į žemės, nes, aš visą laiką galvojau, kad jis yra įbetonuotas, kad ten jį, reiks nupjauti, nuversti ant šono, pasirodo, viskas žymiai paprasčiau. Stulpas yra tiesiog įkištas į žemę ir viskas, jį paimi ir ištrauki. Ir ačiū Dievui, slyva už tai sveikai išliko, nes jį ištraukė, o negriovė ant šono, nes greunant tikrai jinai būtų nulūžus. Sėkmės slyvai. Kad kitais metais mums daug būtų slyvukų. Sunkvežimio vairuotojas sako, aš su šituo aparatu savo ir medžius išsitraukiu, kad nereiktų kelmų su kirviu kapot. Iš tikrųjų, tiesą sakant, negalvojau, kad taip viskas paprasta. Maniau, kad stulpai yra įbetonuoti. Gal dėl to laukos, kai pasižiūri ir truputį pasivartė į šonus. Atrodo, žinot, kad kaip ir pasiekėm tai, ko norėjom, štai ir išsprendėm šitą problemą. Iš tikrųjų, nieko panašaus. Čia ką mums padarė. Tai padarė ne už dyką, už didelius pinigus. Galėjom mes viską ir patys puikiausiai pasidaryti nemokamai. Bet yra kaip yra. Problemos, aišku, mes neišsprendėm. Kitose Lietuvos vietose lygiai tas pats. Lygiai tas pats biurokratinis aparatas veikia visur. Ir žmonės turės savo gyvenime su juo susidurti ištisai. Bet, kaip ten bebūtų, dangus virš mūsų šiandien yra gražesnis, mėlynas, be laidų. Bent jau tai ir smagu. Mėly žmonės, pasižiūrėkit, kaip gražėja mūsų kiemas. Iš tikrųjų, šitoj vietoj buvo stulpas, čia atėjo laidai. Aišku, dar tvarkymo daug, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, šitą slyvutę, tai aš tikrai maniau, kad jinai neišgyvens. Nes galvojau, kad stulpas bus verčiamas ant šono ir kadangi jis pasviręs į šitą pusę, tai maniau, kad slyvai bus jau anant. Bet pasirodo visai delikačiai viskas buvo ištraukta, iš tikrųjų. Taip net, tik tai matosi tokios dvi dobytės, viena, antra. Ir viskas kaip nebūta stulpa. Visa netgi panorama pagražėjo. Taip, gal pašaliniam stebėtojui taip ir nesimato gerai, bet man bent jau pripratus, kai akis buvo prie čia atkabančių laidų, tai atrodo, kad labai smarkus pasikeitimai. Iš tikrųjų, išvis visas peizažas lietuvėlės mūsų, kai pagalvoji, tai jisai yra be laidų, jis turėtų būti be šitų stulpų, be laidų. Pasižiūrėkit, matot, į liniją, kokia eina linija. Aš jums parodysiu, kad aiškiau matytųsi. Įsivaizduokit, kad prieš metų kokių 50 čia buvo gražus laukas, kloniai, augo kažkokie miškeliai. Ir šitie laidai yra tikrai toks svetimkūnis mūsų kraštovaizdėje lietuviškam. Aišku, gandram gal taip neatrodo, pažiūrėkit. Tas gandras pasakytų, kad stulpai visai neblogas dalykas, bet iš tikrųjų geriau, kad jų čia nebūtų. Pabandykite įsivaizduoti šitą kraštovaizdį be elektros stulpų. Tokį, koks jis buvo 1000 metų iki šiol. Visur horizonte vien tik stulpai, pasižiūrėkit. Visur elektros stulpai. Ir jeigu juos panaikint, čia viskas atrodytų taip, kaip ir turi atrodyti iš tikrųjų. Bet mažas žingsnis jau ta linkme padarytas. Bent jau čia nebėra laidų, nebėra stulpo. Aišku, daug kas mūsų, žiūrovų sakė,
pasakykit adresą, duokit 100 eurų, užlipsiu šitą stulpą, nukirpsiu tos laidus ir dar, jeigu varį leisit pasimti ar aliuminį, kokias ten laidas, tai sako, man tiek ir užteks, bet iš tikrųjų tai nėra čia taip paprasta. Esu beje aš pats lipęs į stulpą su tokiam, žinot, tarybiniam kabėm, kvadratiniam ant kojų, tai jausmas ne iš maloniausių. Dabar guli laidai ant žemės, nukirpo tiesiog vyrai, numetė iš čia, daiktas geras kabeliai, nors jie ir seni, bet prie ūkio panaudosim. Patrauksim visas šitas dėžės, kurios čia buvo. Nebevadins mūsų lietuvėlės niekas Bangladešu, kai nebeliks va šitokių laidų visokių. O šitą va relikviją, tai nežinau, reiks kur nors gal kokį šeimos muziejų pastatyti, kaip atsiminimą apie praeitus laikus. Va, pasižiūrim dar, kas ten viduje. Atsisveikinimas. Paskutinis atsisveikinimas su... mes turim, va, žiūrėkit, kokių svečių. Užraktė gyvena visa šeimyna. Gal aš prie jų geriau nelysiu. Va čia jų nameliai. Norėjo pasibučiuoti su manim viena. Nu ką, smagu, iš tikrųjų, kad dalis problemos iškeltas mūsų video praeitam. Beje, jį būtinai pasižiūrėkit, nuoroda yra, jeigu nematėt. Kad dalis problemos yra išspręsta, bet antroji dalis, kur kalbėjome apie galios didinimą, iš tikrųjų čia lieka jinai atvira ir duos dievulis, mes galėsim jums parodyti dar žymiai įdomesnių faktų. Pats irgi nesusimastydavau iš tikrųjų, kaip yra didinama elektros galia. Atvažiuoja elektrikas, atidaro va šitą dėžutę, išima šitą saugiklį ir įdeda kitą saugiklį, kuris kainuoja 11 eurų. Pavyzdžiui, va čia galios didinimas iki... Ir viskas, šitam namui galia padidinta ir padidinimo kaina 3,5 tūkstančio eurų. Vat tokia aritmetika. Apie tai, kokie yra galios didinimo užkulisiai ir kiek visą tai kainuoja ir kaip biurokratinis aparatas veikia šitoj srityje. Čia manau, kad dar įdomiau net už šitą visą Bangladešą, kurį mums nuėmė. Man iš tikrųjų labai smagu, kad va šitas reportažas susilaukė tokio didelio jūsų susidomėjimo apie elektros galios didinimą ypač. Aišku, buvo tokių, kurie rašė, kad, tai ką jūs nežinot, kad iš tikrųjų ESO elektros tinklai jums nepardavinėja elektros, kad čia tarpininkai jums parduoda elektrą, jie čia ne prie ko, jie tik tais turi savo darbą atlikti, o jiemgi irgi reikia ir atnaujinti savo techniką, už tai ir pinigėlį ima. Mes visą tai puikiai suprantam ir puikiai žinom, dėl ko buvo tai padaryta, kad nebepardavinėja elektros tinklai, nusiema nuo savęs tarsi atsakomybę, o parduoda kažkokie tarpininkai. Čia, žinot, tokie baltai siūlai siūta schemutė yra. Bet čia dar viena atskira tema. Čia, žinot, man labai panašu yra į tokią situaciją, kaip kad važiuojat su taksi ir taksistas jums sako, daug 200 eurų, man reikia padangas pasikeisti. Tai sakytum, prie ko čia padangas, taigi aš tau moku už kilometrus. Ne, brolyti, tu už kilometrus man nemoki, tu už kilometrus į dispečerinę paskambinęs ten ir susimoki. Man tu nemoki algos. O padangas tai man reikia pasikeisti. Tai čia tokia labai panaši situacija. Jeigu tu žmogus vieną kartą susimokėjai už kilovatus, tai jūs gal pasidalinkite ten tos pinigėlius kilovatinius ir pasitaisykite ten tą savo elektros tinklus, tos transformatorius pasikeiskite iš tų pačių pinigų. Ar trūksta pinigų? Mažai? Tai gal atsiras tokie, kurie už tos pinigus sugebės išsisukti kaip nors. Gal kažkam kitam nepritrūks, gal ne savo darbą vyrai dirbat ir moteris, gal norit, ką žinau, geriau į kokią Airiją, braškių ravėt važiuot, ne? Jeigu nesugebat. O jeigu sugebat, tai kam čia tada, tiesiog nepatogumas mokėti vieną kartą, antrą, trečią kartą. Susimokame žmonės už kilovatus ir viskas, ir gal nereikia tų kitų mokesčių jokių. Žinoma, jeigu tu nori pasidaryti, kaip aš jau minėjau, kriptovaliutos fermą, gauti savo kokius 500 kW, taip, tada galbūt mokėk, jeigu verslus darysi. Bet paprastam žmogui, kuris nori turėti ne 3 kW, su kuriais neįmanoma šiais laikais gyventi, o bent jau 10, tai neturėtų būti mokesčio papildoma kažkokio už tai, kad jie tau leidžia naudotis tuo, kas jau ir taip yra. O šiaip ką žmonės galėčiau jums palinkėti? Į viską gyvenime žiūrėti paprasčiau, gyvenam ne tam, kad savo nervus gadintume,
Gyvenimas iš tikrųjų gražus yra, nereikia čia galvoti vien apie visokius ESO tenais ir visokius elektros tinklus. O galų gale, jeigu labai užknis, pasistatykit visi elektros autonominę elektrinę arba hibridinę ir nematysit vargo. Iš tikrųjų, aš pats asmeniškai turiu autonominę hibridinę saulės elektrinę, kai man reikia pasiimu iš valdžios, kai šviečia saulutė, pasigaminu pats. Nu ir kažkaip, gal ten labai jau į pelnus didžiulius ir neišeina, bet už tai ramiau gyvent pasidarė. Taigi, žiūrėkit mūsų video, prenumeruokit mūsų kanalą, kad nepasimestumėte interneto platybėse, rašykit komentarus ir ėmė žiūrėti, ką paruošėm jums dar.